Taigi esu jaunius alkoholikas, mano namų grupė yra Šviesa Vilniuje. Šiandien man yra 15 metų, 4 mėnesiai ir 2 dienos, kada aš sveikstu. Nors visą laiką pabrėžiu, kad draugijoje aš esu nuo 1995 metų vasario mėnesio, taigi jau eina 31 metai. Bet aš savo pasakojime ir papasakosiu, kodėl yra taip, kad aš 30 metų čia, o 15 metų tik tai sveikas. Tai irgi yra mano alkoholizmo pasiekmė. Šiaip, kalbant apie tuos stažus, aš puikiai prisimenu savo sveikimo pradžioje, čia kažkur prieš 14 metų, vienoje Vilniaus grupėje 12 išgirdau jaunos mergičkos grįžusios iš Jungtinių Amerikos valstijų, ten gyveno, dirbo. Ir jos pasidalinime buvo tokia viena frazė labai gera, kadangi, sako, mes gyvenam vienos dienos rėmuose, tai tų 24 valandų rėmuose, tai didžiausią blaivybės stažą turi tas alkoholikas, kurį šiandien anksčiausiai atsikėlė. O tin taip labai gražiai pasakė, kad didžiausias blaivybės stažas tos dienos stažas. Tai čia toks pajuokavimas. Tai kaip buvo, kas įvyko ir kaip yra dabar tas mūsų standartinis kalbėtojų susirinkimo formatas. Tai gimiau aš Vilniuje, Vilnietis esu jau 67 metus, visą laiką gyvenau šitam savo gimtajam mieste. Gimiau toj standartiniai, sovietiniai, bet inteligentų šeimoje. Šeimoje alkoholis nebuvo vartojamas, tik tai buvo per šventes, per balius, svečių buvo daug, baliai buvo linksmi. Aš buvau toks vaikas, mes augome dviese su broliu, brolis jaunesnis 4,5 metų. Ir va šiokią tokią atskirtį savo nuo pasaulio aš ir pradėjau jausti, kada pasaulyje atsirado broliukas. Nežinau kodėl, bet va aš taip tada pajaučiau tėvo griežtumą mano atžvilgiu ir iš tikrųjų tėtis buvo pakankamai griežtas, aš jam už tai dėkingas, nors vaikščiodavau dažnai mėlynu užpakaliu, nusukiotom ausim ir taip toliau. Bet buvau toks chuliganas banditėlis, sunkiai sutramdomas, bet labai greitai gyvenime supratau, kad, vis tiek aš esu per silpnas šitam pasauliu, kad norint išgyventi, man reikės taikytis ir užsidariau savo svajonių pasaulyje, prisirinkau daugybę kaukių, kurių man reikėjo. Vienų kaukių reikėjo namie, kitų kaukių reikėjo mokykloje, trečių su draugais. Ir taip slėpiau save po tom kaukiam ir sakau, gyvenau tam savo svajonių pasaulyje. Kažkur tai šalia Vilniaus mes turėjome didelį sodą ir ten buvo ir obuoliai, ir kiti vaismedžiai, ir tėvas gamino naminį vyną. Kažkaip tai gal kokioj 6 ar 7 klasėje aš grįžęs po mokyklos atsidariau barą ir paragavau iš grafino to naminio vyno. Žinot, kas įvyko? Aš po 15 minučių drąsiai priėjau prie telefono aparato ir paskambinau mergaitei, kuri man patiko mokykloje, klasiokiai savo, bet šiaip aš prie jos nedrįsdavau nei prieiti, nei jai paskambinti, nei jos ko nors pasiklausti. Ir va tą dieną aš pajaučiau, kad tas skystis grafinė, kuris sušildė man krūtinę, jis man įdavė drąsos. Visgi man sunkokai buvo gyventi su tuo savo uždarumu, nedrąsumu, bet aš jau žinojau, kad tas stebuklingas skystis tėvų bare išlaisvina. Ir pradėjau gurkšnoti karts nuo karto vis daugiau. Aš per daug nesisaugojau, nes, sakau, tėvo griežtumo pasiekmei buvau vienas geriausių mokyklos mokinių, turėjau gerą reputaciją ir nebijojau būti pagautas. Įstojus į universitetą mokytis, laisvės pojūtis visiškai man susuko galvą. Tėvui pareiškiau, kad aš darysiu nuo šiol viską, ką noriu, ir tada buvo alus, aš jį vadinau skystą duoną, lengvai prieinama, atvažiuodavai į universitetą, pirmam aukšte bufetas tenai,
išgeri butelį alaus per pertrauką 7 aukšte bufete, kad ten vienam ir tam pačiam per daug nesirodyti ir taip visą dieną, ir taip visą dieną. Alkoholis liejosi laisvai, kaip aš tuos mokslus baigiau, bet šiaip tai baigiau. Ir vat pirmoji darbovietė, sparčiai pradėjęs kilti karjeros laiptais, nesiskyriau su alkoholiu, nes darbe būdavo išgeriama, darbe tai buvo toleruojama ir kadangi aš dirbau tokį ūkinį darbą, dirbau skaičiavimo centre, o ten skaičiavimo mašinų valymui tais laikais buvo naudojamas technikinis spiritas, aš pastoviai pas save kabinete turėjau bidoną to spirito ir mano darbo diena prasidėdavo nuo puodelio spirito. Nuo puodelio spirito aš jį išgerdavau, užkasdavau cukrum, taip vat keistai tokį receptą buvau pasirinkęs. Ir man reikėdavo to kūro įsipilti, kad aš turėčiau skaidrę dieną, turėčiau linksmą dieną ir galėčiau lengvai dirbti. Man to reikėjo. Ir pradžioj tai netrukdė niekam, bet atėjo laikas, kada man pasidarė sunkiau išeiti į darbą, kada atsakomybės nebeliko, kada pavesdavau ir darbo kolegas, ir draugus. Bet kažkaip tai aš visą laiką savo pasakydavau, kad viskas kaip nors susitvarkys. Aš per daug nesukau dėl tos galvos, nors pasiekmes matėsi jau tada. Man anksti teko sukurti šeimą irgi dėl savo neatsakomybės, nes mano klasiokė buvo ir mano buvo universitete grupiokė, kursiokė, jin laukėsi dukros. Tai va, gimė dukra, po metų jos geriausia draugė nuo manęs pagimdė sūnų, tai va, vėlgi rodo neatsakomybės mano jausmą. 25 metų būdamas aš turėjau 3 vaikus ir buvau visiškas alkoholikas. Kaip man buvo 19 metų, mano pirmasis uošvis kažkaip užėjo iš ryto į kambarį pas mane, sėdėjau ir geriau alų. Sako, žinai, jauniau, man atrodo, kad tu alkoholikas. Aš taip išpučiau akis, galvoju, kodėl, klausiu, kodėl. Jis sako, tu, atsikeli iš ryto, mes, geriam atsikėlę kavą, arbatą, tu geri alų. Galvoju, ir durnas kažkoks tai. Patinka tau kava, arbata, tu gerk tą kavą, arbatą. Man patinka alus. Tai va, tai buvo tokie dalykai, bet aš šitai dėmesio nekreipiau ir atėjo laikas, kada man kompanijos nebereikėjo, aš gėriau vienas. Bet pasiekmes jau jos gilėjo, juntamos buvo ir darbe, ir šeimoje, ir aš iš tikro dingau iš sociumo. Ir atvirai jums pasakysiu, kad viltis kažką pakeisti, jinai mažėjo, aš neturėjau to optimizmo, aš gyvenau tokį pilką, neįdomų, beskonį gyvenimą. Tokį beskonį gyvenimą. Išsiskyriau aš su pirma žmona, nuėjau į santuoką su kita moterim ir kažkaip tai jinai matė mano problemą, ieškojom išeičių ir 92 metais man pasiūlo užsikoduoti, būdavo čia iš Baltarusijos atvažiuodavo į Lietuvą, jie kažkokiais ten būdais, mistiniais užkoduodavo ir aš kodavausi aš 5 metams. Bet po metų ir 7 mėnesių kažkaip darbe buvo kažkoks ten renginys pas mus, atvežė statinaitę biržietiško alaus, šefas sakė, vyrai paragaukit, vairuotojai atidarė tą statinę, sako, jauniau, tu gal išgersi, sakau, ne, aš negeriu, sako, o kiek laiko negeri, sakau, metus ir 7 mėnesius, sako, tai tu galvoji, kad tau nuo stiklinės alaus kas nors bus? Galvoju, tikrai nieko, kas čia gali būti nuo stiklinės alaus. Išgėriau. Buvo 2, buvo 3 ir 2 savaičių aš neprisimenu. 2 savaičių aš neprisimenu. O tuomet ir pagalvojau, gal kažkas su manim ne taip. Negalėjau suprasti. O man net paaiškinti niekas negalėjo, kodėl taip elgiuosi.
Bet, iš tikrųjų taip gyventi nebuvo malonu. Ėjo laikas, aš galvojau, kad, reikia kažką tai daryti ir toks sprendimas atėjo, kad reikia pakeisti gyvenamąją vietą. Ketinau išvažiuoti darbuotis į kitą miestą, laimėjau ten konkursą, užimti į Nidą išvažiavau, laimėjau konkursą ten vieno iš viešbučių didžiausių direktoriaus vietai užimti, bet važiuoti buvo baimė. Ir sužinojau, kad Vilniui, va tada pirmą sykį sužinojau, kad Vilniui yra toksai, tada jis vadinosi narkologinis dispanseris, toks kraupokas pavadinimas. Galvoju, ten gydo žmonės nuo to gėrimo. Galvoju, nueisiu, papasakosiu, duos man vaistų ir aš ramiai važiuosiu. Ir iš tikrųjų, nuėjau, užsiregistravau, pakliuvau pas nuostabę gydytoją, papasakojau jai. Ir laukiu, kada jin man rašys receptą. Sako, žinai, tu sergi alkoholizmu ir tau reikia pas anoniminius alkoholikus. Sakau, pas ką? Sako, tau reikia pas anoniminius alkoholikus. Sakau, man nereikia pas jokius alkoholikus. Duokit man vaistų ir aš važiuoju savo ramiai dirbti. Ir štai jinai man pasako, kad žinai, tu sako, dar sykį kartoju, tu sergi alkoholizmu ir vaistų nuo šitos ligos nėra. Tuo momentu man tarsi praraja atsivėrė po kojom, bet galvoju, rupūs miltai, jau Lietuva 5 metai, čia buvo 95 metai nepriklausoma ir dar reikia kažkokius pinigus mokėti, kad gauti vaistų. Aš jai sakau, aš turiu tetą Amerikoje, Čikagoje, jin gyvena, jinai rašykit receptą, jin man iš ten vaistų atsiųs. Man paprastai pasakė, sako, ir ten vaistų nėra. Nuo šitos ligos vaistų nėra. Vienintelį, ką aš tau galiu pasiūlyti, tai pasikelk į 5. aukštą, paskambinu ten kažkokiam žmogui, sako, ir pasikalbėk su juo. Man nieko neliko darytis, aš ten pasikėliau, pasitiko mane fainas toks vyrukas ir sako, tau reikia atsigulti Minesotos programą. Kokią programą? Minesotas, galvoju, Ameriką išvažiuoti ar ką? Bet sakau, aš negaliu, aš išvažiuoju dirbti į Nidą ir negaliu, tiesiog negaliu. Tai jisai man pasiūlė, sako, dirbsi Nidoje, nuvažiuok į Klaipėdą, ten yra grupė Garstyčių sėkla, tenai nueisi į susirinkimus. Bet sako, jeigu tu dar gali, šiandien einam į susirinkimą. Tai buvo 1995 vasario 14 diena. Apsilankiau tam uždaram susirinkime Rusija, tai tada buvo senasis Rusijas, tam tikram Rusija, tokiam, nors ir dabar tikram Rusija. Tai mačiau ten žmonės, atėjau į susirinkimą, mačiau žmonės iš muzikos pasaulio, pats tam pasaulį turėjau veiklos, galvojau, čia savi. Ir tie visi žmonės buvo šviesus, jie buvo blaivus, jie man imponavo. Ir aš sekančią dieną buvau pristatomas Nidoje naujam kolektyve ir ten labai griežtai pasakiau, kad šitam kolektyve geriama nebus. Po to jau pasakojo, kad tenai moteris iš kolektyvo iš seifo traukė šampano bonkes, nešė namo, kad naujas šefas nepastebėtų ir neturėtų nemalonumų. Bet žinot, aš nuvažiavau aš kelis sykius į tą Garstyčių sėklą, iš Nidos į Klaipėdą per keltą, 50 km ten, 50 atgal, galvoju, nesąmonė kažkokia. Tas žmogus iš Minesotos programos buvo davęs man į kompaniją, aš tą žmogutį irgi įsidarbinau pas save viešbutį tenai, baigusi Minesotos programą, jaunuolį, ir mes su juo važiavome keletą tų susirinkimų. Bet, sakau, tas kelias ir mes pagalvom, kad mes kaip nors patys susitvarkysim. Viešbutyje buvo rūkykla, šviežių žuvų rūkykla. Žinot, pas mane į kabinetą tas žuvies rūkytojas atneša rūkytą karšį. Mes sėdim 2 alkoholikai, valgom rūkytą karšį ir užgerinėjom jį limonado. Paveiksliukas netinkamas visiškai. Pakeitėm be alkoholinių alum tą limonadą. Po savaitės jau atsirado tikras alus. Ir man po 2 mėnesių teko nutraukti kontraktą, grįžti į Vilnių ir visgi gultis į Minesotos programą. Buvau aš tas 28 dienas programoje, tam šiltnamyje. Jaučiausi puikiai, iš tikrųjų po programos jaučiausi puikiai, gerti nesinorėjo. Stabiliai lankiau susirinkimus.
Bet žmonėse ieškojau ne susitapatinimo, ne panašumo, skirtumų. Vat jisai prarado daugiau, jisai neturi to ir taip toliau. O man po Minesotos programos pradėjus naują biznį, viskas sekėsi kuo puikiausiai, tiesiog nuostabus gyvenimas pasidarė ir ilgainiui man tie AA susirinkimai pradėjo nebepatikti, istorijas aš žinojau mintinai, atpažindavau meluojant, nes praeitą susirinkimą jisai sakė, kad išgėrė 3 butelius, vakar jisai sakė, kad išgėrė 2 butelius, jis melagis. Ir šiaip sakau, ieškojau trūkumų visuose žmonėse, o mano puikybė augo ir sugrįžtant į tą laikmetį, aš iš tikro apie sveikimą neišgirdau nieko, negirdėjau nieko. Gal ir buvo kalbama, bet aš negirdėjau. Ir jeigu pirmi metai buvo nieko, antri jau prastesni ir taip toliau. Aš labai turėjau daug pretenzijų gyvenimui, o ir visą pokštę turėjau neigiamų bruožų. Ir štai beveik po 5 metų sauso gyvenimo aš negėriau, bet aš nebuvau blaivas. Man gyvenimas ant tiek nusibodo, kad aš norėjau tik vieno, tik jį pabaigti. Ir kas? Padėjo gerai pažįstama medžiaga, gelbėjo. Grįžau prie butelio. Tai va, aš susirinkimuose girdėjau, kad liga progresuoja. Ir iš tikro turėjau aš tenai tarpus tokius, vat tada buvau sausas 2 metus, tarpai tie trumpėjo. Aš 2002 metais, praėjus 7 metams po pirmos Minesotos, aš dar sykį pakliuvau į Minesotos programą. Jeigu į pirmą Minesotos programą viena žmona liepė nueiti, tai antrą Minesotos programą jau buvau išsiskyręs jau dėl draugės, su kuria susipažinau detokse, vėliau jinai tapo mano žmona ir 10 metų mes tokie 2 nesveikstantis bepročiai gyvenom vienoje šeimoje po vienu stogu. Taip, kad niekas nesikeitė, tik man vilties visą laiką mažiau. Aš žinau, kad aš negaliu gerti. Aš žinojau, kad aš gerti negaliu, kad alkoholis mane prives prie daugiadienių, prie užgėrimo ir kad aš ateidavau į tą užgėrimą, man nieko nebesinorėdavo, tik tai dingti iš čia, o dingti padėdavo kliu miegi, kliu miegi. Vat. Sakau, buvo tie periodai, buvo metai, jie trumpėjo, pasekmės gilėjo. Vat. Toks mažas epizodas, aš turėjau tetą Čikagoje, 2005 metais aš atvykau, kadangi dėdė mirė, jinai norėjo grįžti į Lietuvą, mes pradėjom tvarkyti jos persikraustymą. Čikagoje turėjau klasioką, jis pakankamai žinomas Čikagoje žmogus, jis tuo metu vadovavo lietuviškai televizijai ten, mes buvom 25 su viršų metų nesimatę. Aš atskridęs į Čikagą, aš ten buvau mėnesį laiko, aš karts nuo karto išgerdavau porą buteliukų alaus, daugiau aš bijojau gerti, nes žinojau, kad miestas nepažįstamas ir man pavojinga. Bet užteko susitikti su juo, jis buvo sudaręs popiečio programą ir vakaro, mes ten Michigan Avenue užsikėlėme į dangoraižį, ten buvo alaus baras, vakaras, Čikagą po kojom. Tai kaipgi aš neišgersiu alaus? Išgeriau aš alaus, po to jis pakvietė pas save, mes užvažiavome į parduotuvę, nusipirkom, nežinau, 2 butelius kažkokio gėrimo, ar ten buvo brendis, ar viskis, nelabai pamenu. Likau pas jį nakvoti. Iš ryto prasibūdęs radau jį pas save studijoje, jis Lemonte gyveno, su kažkokiu žmogum montuojant laidą. Sakau, gal turi ką nors sveikatai pataisyti, jis davė man butelį vyno, aš išgeriau tą vyną, jis mato, kad aš jau silpstu ir parvežė mane pas tetą. Tai po to jau buvo tetos pasakojimas, sako, aš turėjau siaubo naktį. Pirmas dalykas, aš ten visą jos barą ištuštinau, po to pasiėmiau raktus, išėjau naktį, o ten, kad ir gyvenome, Michigan Avenue, tenai vienam gale prie ežero. Ir šitą, bet tai ten pagrindinė gatvė, jinai tokia
gyva ir viskas, bet jeigu nueini nuo šalesnės, aš ten tose nuo šalesnėse dieną mes su teta eidavom į parduotuvės, buvo ten tokių tamsokų parduotuvių, tai va aš ten grūdausi į parduotuvę kažkokio alkoholio ieškoti, be dokumentų, be nieko, mane ten galėjo kažkas tai labai greitai sutvarkyti. Va, tai jinai buvo pakraupus, bet ačiū Dievui, aš kažkaip sekančią dieną po pokalbio su ją sustojau ir pasitenkindavau alum, kadangi, sakau, domėjausi muziką, važiuodavau irgi mieste, Michigan, toj pačioje Avenue buvo Virgin Storas, aš ten važiuodavau kaip į darbą, ten ir kompaktą, ir plokštelės, ir papietauti aš eidavau kitoj gatvės pusėje, buvo toks baras, ten buvo barmenas, toks didelis tamsiaodis amerikonas, ir aš pasigerdavau Gineso alų, bet apsiribodavau 2 bokalais. Va taip aš išsilaikydavau, bet va tik grįžau į Lietuvą, iš karto pas mane buvo nutrūkimas, užgerimas ir vėl lašelinės visokios ir taip toliau ir panašiai. Taip, kad padėtis nesikeitė ir 2009 metais aš vėl toj pačioj duobėj, juodas etapas, juodas užgėrimas. Aš žinau, kad brolis mane užrašė į 3 Minesotos programą. Aš nenoriu ten eiti, nežinau, kad nepadės. Ir aišku, aš visgi nuėjau tenai. Tas pats socialinis darbuotojas, su kuriuo aš susipažinęs buvau jau prieš daug metų, pirmoji Minesotai, tais 95-aisiais. Jisai sakė, tu pakentiek, pabūk, sako, žinok, ir tu pasikeitęs, ir Minesotos programa kitokia. Aš gruodžio mėnesį atsiguliau 2009 metų. Gruodžio 3 dieną buvo pirma mano blaivi diena, nes aš išvakarėse, nors žinau, kad prieš Minesotos programą reikia nevartoti bent 2 savaitės, bet aš vis tiek 2 skardinės sidro išgėriau, galvojau, pagaus, supras. Niekas ten nesuprato. Tais metais siautė Lietuvoje tas kiaulių gripas, mūsų neišleisdavo į susirinkimus, bet pas mus ėjo draugijos senbuviai ir jie dalinosi. Ir įvyko stebuklas, aš juos išgirdau. Ir nuo to momento prasidėjo virsmas. Ir aš pirmiausia pamačiau save iš šono. 51 metų, kupinas jėgų, visko apsirūpinęs, nieko nestokojantis vyras, ir toks nelaimingas, visiškai nelaimingas. Mintise raginau save keisti ir pradėti kažkaip veikti. Taip veikiau, iš karto po Minesotos veikiau daug, vaikščiau į susirinkimus, kaupiau literatūrą apie programą ir žingsnius, bet nieko neskaičiau, stalčiai buvo pilni prikrauti, bet tai nepadėjo. Ir tik nuvažiavęs į Aukštaitijos regiono vasaros stovyklą, Palūšėj tada paskutinis iki vyko, aš išgirdau, kai jūs kalbate apie ligą. O aš visus tuos 15 metų galvojau, kad alkoholizmas tai yra yda. Kažkodėl tai aš galvojau, kad tai yra yda. Ir man reikėjo įsitikinti, kad aš sergu nepagydoma, klastinga ir progresuojančia liga, nors visą simptomatiką savyje aš maniau. Galvojau, kad pas mane valios trūksta. Tai rezumuojant galiu pasakyti, kad kol aš nesusitapatinau su jumis, man nepavyko. Aš labai norėjau turėti, ką jūs turite, tik tai daryti nieko nenorėjau. O tabletės, kad viskas bus gerai, man niekas nepadavė. Tai aš grįžau iš stovyklos ir iš karto pasiprašiau globos, pradėjau eiti žingsniais. Ir prasidėjo stebuklai. Tai tokia mano ta nesveikimo patirtis, tokia mano tos ligos bujojimo patirtis. Aš esu vienas iš jūsų. Ir šiai dienai, dalindamasi savo patirtimi, aš, galiu galvą padėti ir duoti ją nukirsti, kad, be 12 žingsnių programos išeities nebus. Kelio pasveikti nebus. Tai štai aš draugijoje 30 metų, o blaivas ir sveikas tik 15 metų. Tai dėkoju aš Dievui visą laiką už tai, kad aš atradau tą kelią. Nebuvo jis lengvas, bet aš visą laiką nuo to momento aš labai pradėjau tikėti AA pirmeiviais.
Gerai pažįstamas buvau su mūsų įkūrėju, jis mane ir globojo pradžioje ir šefavo, mano globėjas buvo kitas, bet jisai visą laiką mane, taip sakant, ir padrasindavo, ir į tarnystės stumė ir taip toliau. Ir vat tie žmonės mane išmokė literatūroje skaityti aiškiai, labai aiškiai ir nuodugniai. Aš supratau, kad ten kiekvienas žodis aukso vertės. Aš kiekvieną žingsnį kruopščiai išsinagrinėjau. Ir va tas pirmasis žingsnis, kurio pirmąją dalį aš buvau pripažinęs jau ir tais 95-aisiais, kad aš bejėgis prieš alkoholį. Aš bejėgis prieš alkoholį. Bet, kaip gyventi be jo, aš nežinojau. Ir aš galvojau, kad, susitvarkysiu su alkoholiu, nebus alkoholio ir pradėsiu aš valdyti savo gyvenimą. Deja, taip nepavyko. Nepavyko. Gyvenimas yra nevaldomas ir kai aš geriu, ir kai esu blaivas. Va. Ir man reikėjo tą seniau buvusią aukštesnę jėgą, tai yra alkoholį, pakeisti kažkuo kitu. Ir pats nepajėgiau. Nori, nenori, man reikėjo eiti prie to antrojo žingsnio, kurį aš iš karto buvau atmetęs tais 95 metais, kaip Minesotos programoje, man padavė tą knygą, Anoniminiai alkoholikai, didžiąją knygą, aš ją pavarčiau, pasižiūrėjau, kad ten parašyta kažkokioje Amerikoje 39 metais, ką tai gali turėti bendro su Lietuva 95 metų. Tai čia vienas dalykas. Antras dalykas, aš pamačiau antrą žingsnį, kad tik aukštesnė už mane patį jėga gali grąžinti man sveiką mąstymą. O tuo metu aš buvau daugiau ateistas, net ne agnostikas. Po to jau kažkaip tai pradėjau abejoti, galvoju, jūs kalbate apie Dievą, jums padėjo, aš jo neturiu, man blogai, gerai, pradėjau ieškoti to Dievo, Dievas man nei SMS-ų, nei e-mailų nerašo. Žinot, kodėl sakoma, kad reikia turėti kažką tai padedantį programai, kažką, kuris turi patirtį. Mano globėjas, mano paties gyvenimo įvykiais man parodė, kad mane visą laiką kažkas saugojo ir globojo. Aš visą tai laikydavau atsitiktinumais, sutapimais, sėkme, dar kažkuo. Jis man labai gerai pasakė, klausyk, jauniau, tau netrodo, kad tavo gyvenime vien tik sutapimai, pasisekimai ir sėkmė. O gal tave, saugo kažkas, globoja? Va tuo momentu aš važiuoju į pirmąją savo dvasinę stovyklą, jos tada vykdavo Paberžiai, nors man tas žodis buvo kraupus ir baisus Paberžė, kadangi aš jau 96 metais grupiai 12 išgirdau apie Paberžę, tada prasidėjo ten stovyklos. Ir žinot, žmonės sako, važiuosime į Paberžę, juos išlydėdavo, nežinau, kaip į karą, to 4-5 žingsnio daryti. Girdėjau, kad ten yra kelmas, suskilęs nuo anoniminių alkoholikų ašarų. Tai va, nuvažiuosiu aš irgi tą Paberžę ir nuvažiavau. Ir va ten įvyko virsmas, toj bendroj baldoj, su jumis, toj mažoj, jaukioj bažnytėlėj įvyko kažkas, ko šiai dienai gal ir labai norėdamas paaiškinčiau, bet nelabai noriu. Tai įvyko, tai mano. Ir aš išvažiavau ten vienas jaunius, aš grįžau ten kitas žmogus pas mane iš karto atsirado. Žvakė ant stalo, atsirado malda ir programa nušvito visiškai kitokiom spalvom. Ir supratau, kad aš dabar su mielu noru atiduodu savo valią ir gyvenimą globoti aukštesnei jėgai. Tik jinai gali išspręsti mano problemas. Tik jinai gali padaryti tai, ko aš pats nepajėgsiu. Ką aš pats pajėgiu padaryti, aš privalau padaryti pats. Ko aš negaliu padaryti, man padės aukštesnė jėga. Aš turiu tik prašyti ir nuolankiai sekti. Ir jau tada toliau sekė tie vadinamieji veiksmo žingsniais. Ir tikrai nuodugniai ir be baimės dariau sąžinės sąskaitą, kadangi tikėjau mūsų literatūrą, ten buvo aiškiai parašyta, kad turiu būti sąžiningas, turiu turėti ryžtą, turiu veikti, daryti veiksmą. Ir dariau. Ir žinot, kas pasirodė, rašant 4 žingsnį, pasirodė, kad aš turėjau visą puokštę alkoholikui būdingų bruožų nuo pat vaikystės. Išrašinėjau viską, baimės, pykčius, seksualinį elgesį, žalas. Ir pamačiau save, kad buvau egoistas, savanaudis, nepaisantis kitų, bailys. Mūsų literatūroje labai gerai parašyta, kad
Bus sąrašas, bus raktas į ateitį, nebus sąrašo, nebus rakto į ateitį. Aš sakau, aš tikiu mūsų knyga. Va, sąrašą teko įvardinti ir savo, ir Dievui, ir kitam žmogui. Man iš tikrųjų buvo paprasta, aš turėjau nuostabų globėją. Žinoma, nebuvo labai malonu, nes prisidirbęs buvau daug bjaurysčių. Bet jis mane nuramino, nieko ypatingo. Visi mes panašus. Ir dar vėl pabrėžia, kad nesudarius sąrašo rezultato nebus. Taigi, sakau, rezumuodama šitos 2 žingsnius, 4, 5, tai šio žingsnio dėka pamačiau, kad visą gyvenimą buvau egoistas, nesažiningas, nepaisiau kitų interesų. Ir matydama savo būdų trūkumus, iš karto, ateina toks klausimas, noriu aš būti toks ar ne? Aišku, kad ne. Ką aš dabar turiu daryti? Aš nuolankiai turiu prašyti Dievo pašalinti mano būdo trūkumus. Ir dar noriu pasakyti tokį dalyką, kad, žinot, girdžiu, aš paprašiau, jis nepadarė. Tai man rodos, jisai Dievas, jisai nėra mano užsakymų koncerto menedžeris, jis yra Dievas. Jis gali pašalinti, gali nepašalinti. Ir, žinot, kaip kurie mano būdo trūkumai buvo pašalinti, net kurių neprašiau, kad jis pašalintų, aš anksčiau labai daug keikiausi. Dingo keiksmažodžiai. Nesupratau, kaip jie dingo ir po šiai dienai neatsirado. Kai kurie trūkumai liko, kai kurie sumažėja, kiek laiko jie išlenda, vėl klaupiuosi ant kelių, vėl prašau, vėl akcentuoju. Ir žinau, man žinot, čia per COVID tai teko daug jungtis prie Amerikoje vykstančių susirinkimų ir ten patirti žmonių 40 plus blaivybės, tokios neįkainojamos ir ten tikri guru dalindavosi. Tai ten vienas labai gražiai pasakė, sako, žinai, sako, Dievas niekuomet nepašalins visų tavo būdo trūkumų. Nes jeigu jis pašalins visus tavo būdo trūkumus, tai jis nebus reikalingas tau, o jisai gudrus, jis nori būti tau reikalingas. Tai šiai dienai aš suprantu tą juokelį, bet suprantu, kad visą laiką aš turėsiu dirbti su savimi. Tai yra darbas su savim ir jis bus reikalingas iki gyvenimo pabaigos. Sekančių žingsnių pagalba aš turėjau imtis tvarkytis reikalus su aplinkiniu pasauliu. Su aplinkiniu pasauliu 8, 9 žingsnis. Nes kaip mūsų literatūra sako, aš prasinešiau kaip uraganas per kitų gyvenimus. Ir turėjau atstatyti kažkaip tos griuvėsius. Nelengvas tas 9, bet jisai užvedantis. Nesu aš jo padaręs iki galo, aš visą tą sąrašą dariausi ant kortelių, kortelį rašiau žmogų arba instituciją, kokią žalą padariau, kaip aš ją pasiruošęs atlyginti. Ir kada atlygindavau, aš tą kortelę paprasčiausiai suplėšydavau ir išmesdavau. Taigi turiu 4 korteles su 4 žmonėm. Kaip mano globėjas sakė, tu per daug, sako, jau perfekcionistas. Ten tokie atvejai nėra jie būtini. Aš nežinau, kur to žmonės rasti, bet aš pasiruošęs, jeigu aš tą žmogų sutiksiu, jeigu aš jį pamatysiu, aš tą savo žalą iš karto sugebėsiu atitaisyti. Ir 10, 11, 12 žingsniai, kasdieniniai mano žingsniai. Aš, žinot, vėlgi skaitau tą mūsų 10-uką, nuolatos stebėjome save ir kai būdavome neteisūs, taip pat prisipažindavome klydį. 2 svarbus žodžiai, nuolatos. Nuolatos tai nereiškia 2 kartus per dieną. Nuolatos tai reikia išmokti, išsidirbti savistabą visą tą gyvą savo parą. Ir dar tokie 2 žodeliai, tuoj pat tai ne rytoj. Prisišiukšlinau dabar, ištaisau iš karto dabar. Ir sakau, ta savistaba, kaip elgiuosi, ką darau, kokios mintys kyla, kada pradedu pykti, kada reikia save sustabdyti ir taip toliau, šitos dalykus aš turiu išmokti. Tai padaroma per praktiką, tai padaroma per darbą. Man reikėjo nemažai metų, bet žiūrėdamas į tuos praėjusius metus, aš matau, kad tai keičiasi ir keičiasi, jeigu taip sakyti, į gerąją pusę. Tai ir sakau, kas liečia klaidas, turiu jas tuoj pat atitaisyti. Ir atsiprašyti čia galiu, čia ir dabar. Ir su aukštesnė jėga aš turiu būti visą sąmoningą savo gyvenimą. Nes, žinot, girdžiu, iš ryto pasimeldžiau, vakare pasimeldžiau. O kur Dievas visą dieną? Ne?
Aš kaip mažas vaikas, vat iš ryto paprašau, kad jis vestų mane, o po to ištraukiu ranką ir bėgu, ir po to jau žiūriu, kad ten prisišiukšlinau, ten prisikeulinau, tenai prisipykau, tenai prisikoliojau. O kur Dievas buvo? Dievą aš palikau. Tai vat aš visą laiką turiu pratintis būti su juo. Visas tas 24 valandas, kaip mūsų knygoje parašyta, kad tikėjimas turi tekėti per mane visas 24 valandas. Ir vėlgi šitą įprotį tenka ugdytis. Knygoje yra perspėjimas, kitaip mes pražūsime. Tai va, ir tas mūsų malonus 12 žingsnis, kuris sako, šių žingsnių dėka dvasiškai pabudę, ne? Vadinasi, be žingsnių aš dvasiškai nepabūsiu. Ir kita jo dalis, mes tengiamės perduoti tą žinią kitiems alkoholikams. Ir trečia dalis visada gyventi pagal šias nuostatas. Tai va, tai žingsnių programa nepadarys manęs sveikų. Žingsnių programa mane atves į tą vietą, kur aš galėsiu pradėti sveikti savarankiškai. Kur aš jau turėsiu galimybės pradėti sveikti savarankiškai. Va. Tik tada. Ir man tas žingsnis paveda tokius, tas dvasinis pabudimas iš tikrųjų ne mistinė sąvoka. Tai mano kaita jausmų, požiūrių, lūkesčių, elgesio. Vat. Ir vėlgi pasakysiu, kad dvasiškai pabūti aš sugebėjau tik vedamas globėjo ir dirbdamas su žingsniais. Ir dabar man iš tikrųjų nereikia negerti po vieną dieną, nekelti pirmos taurelės. Dabar aš noriu kokybiško gyvenimo. Žinau, kas tai yra kokybiškas gyvenimas. Ir mano sveikimas nepriklauso nuo kitų. Jis priklauso tik nuo mano santykio su mano aukštesnėje jėga. Ir aš taip ar kitaip neįgavau pasirinkimo gerti ar negerti. Aš jo neturiu ir neturėsiu. Bet man tai dabar visai nesvarbu. Dabar aš turiu kaip pasirinkimą, kaip gyventi, kaip elgtis. Blaiviai, sąžiningai, su meile. Negyvenk tik dėl savęs. Aš iš tikrųjų mokausi ir stengiuosi gyventi dėl kitų, pasitarnauti, pasiaukoti. Nes visi šitie dalykai mažina mano egoizmą ir didina mano nuolankumą. Tai va, tai atbūdęs aš einu į tą savo naują gyvenimą ir tas pabudimas ir žingsnį man duoda tas dvi baigiamasias užduotis, stengtis perduoti tą žinią kitiems alkoholikams. Ir antra užduotis visada gyventi pagal šias nuostatas. Kaip mūsų literatūra irgi sako, stengtis perduoti žinią ir padėti kitam alkoholikui yra mano sveikimo kertinis akmuo. 7 skyriui darbas su kitais aiškiai parašyta, kad tai yra mano sveikimo kertinis asmuo. Tai yra tai, ką mes visi turime daryti. Faktiškai, pažiūrėkime į istoriją, juk faktiškai anoniminiai alkoholikai prasidėjo nuo žinios perdavimo ir pagalbos kitam ir globos. Daktaras Bobas išgirdo žinią iš Bilo. Jie po to, po kelių savaičių eina į Akrono ligoninę, eina pas Bilą Dodsoną, perduoda jam žinią, globoja jį. Žinot, aš kažkaip tai draugijoje girdėjau, kad, globoti galima pradėti turint didelę patirtį, kažkur po 10 metų, aš visą laiką sakau, jeigu Bilas būtų taip galvojęs, matyt, mes draugijoje šiandien neturėtume. Nes dauguma ankstyvųjų narių žengia žingsnius vos tik prasiblaivę ir per kelias dienas. Ir vat po daugelio metų šitoj sekoj atsirado ir jūs, ir aš. Kitas dalykas, kaip įgauti globos patirties. Tai labai paprastai atsakau, globoja. Globoja. To globos esmė, kadangi aš pats tai praėjau, aš pats turiu patirtį, aš galiu tave nukreipti teisingą linkmę, duoti tau patarimų. Globėjo pagrindinis tikslas yra nurodyti, kad tik aukštesnė už tave patį jėga gali išspręsti visas tavo problemas. Ir padėti knygos ir savo patirties pagalbą surasti tą jėgą. Viskas. Toliau jau veikia Dievas. Nesgi vėlgi pirmųjų grupių patirtis atėjęs anksčiau į grupę žmogus gaudavo tą laikiną globėją. Nebuvo globėjai pasirenkami. Man sakytų, žinai, jauniau,
Jeigu tu atsiradai čia, tai tavo pasirinkimai ankstesni buvo nekokie, tai paklausyk dabar mūsų. Po to jau atsirasdavo pastovus globėjas ir pasižiūrėkime į mūsų pratarmes, ten parašyta, koks buvo sveikimo procentas. 80 beveik procentų. Iš 100 atėjusių 80 likdavo sveikų žmonių. Ką mes dabar turime? Kokie skaičiai? Labai bus per didintas įvertinimas, jeigu pasakysiu, kad 8 ar 10 žmonių iš 100. Kur kiti? Kur kiti geria toliau ir miršta. Ir tos mirtis yra paslėptos po nuskendo, sudegė, nusižudė, atsisakė kepenis, infarktas, insultas. Jos ten yra paslėptos. Ten yra alkoholizmas atveju. Tai va, tai prieš 10-metį buvo tokia frazė, gal prieš 10-metį, gal prieš 15 metų, globa mada, absurdiška man, tai juk išeitis lengviausias, paprasčiausias, tiesiausias kelias į sveikimą. Ačiū Dievui, kad aš nebegalėjau ir nebenorėjau laukti, kol liga dar kartą įspraus mane į kampą. Tai nežinau, dabar dar galėčiau truputėlį apie tą pagalbą pašnekėti, kiek aš ten to laiko turiu, kokia jūsų struktūra, nepaklausiau. Jauniau, jau mes beveik einam į pabaigą. Tai gerai. Dar norėčiau palikti kelias minutės klausimam, jeigu kas turėtų. Tai aš faktiškai užbaigiau, aš galvoju, jeigu dar laiko būtų, galima dar būtų pratęsti apie tą pagalbą, bet jeigu jūsų struktūra jau eina į pabaigą, tai tada aš dar sykį noriu padėkoti jums visiems. Jūsų grupiai, kad pakvietėt mane, aš šį sykį tikrai negalėjau atsisakyti, nes buvau kviestas 2 kartus, abu 2 kartus ten buvo pateisinamos priežastys, kodėl negalėjau, bet šį sykį Dievulis surėdė taip, kad aš galėjau pasidalinti, nes sugrįžimas į tą savo patirtį, tą savo buvusį gyvenimą, jisai kiekvieną sykį parodo, kad anoniminiai alkoholikai mano gyvenime padarė stebuklą, patį didžiausią stebuklą, kokią šiandien turiu. Jūsų, Dievo dėka, šiandien aš blaivas, dėkui, kad manęs paklausėt ir kad aš galiu būti su jumis.